gyventojai. Biškai parodysiu Druskininkus, Merkinė, koks kaip mini tripas. Nu ką, lipam į šitą Merkinės bokštelį, bokštą, kai sakoma. Aukštų labai aukštai, labai stiprus vėjas. Nu, bet pasižiūrėsim, kaip vaizdai bus, kaip užliepė. O kaip atrodo gražiai. Aišku, dar nelabai užlipau, bet toliau lipam. Koks stiprus vėjas, Jėzus Marija. Be kaip, bokštelis supuoja, bet už tai labai gražus vaizdas. Žiauriai gražus vaizdas. Žiauriai stiprus vėjas. Užlipau! Gali paškainėti, gali nupūsti. Biškai baimė yra, bet žiūrim atlaikys mane. Neatlaiko manęs, per daug sveriu, per storas esu. Bet ką padarys? Bet čia smagu, realiai smagu. Verta, kas čia netoli Merkinės, ar gali atvažiuoti, išbandyti šitą smagumėlį, karosėlį, kai sakoma. Nu ką, dabar važiuojam į Druskininkus, pažiūrėsim, kas negero. Nu ką, sveiki atvykę į Druskininkai, žiūrėsim, kas gero Druskininkuose šiandien. Šio važiuojam. Geras metalinis daiktas. Aš irgi noriu biškelį. Nu, gal ar paskabinsi draugiškai. Fainas. Žodžiu, 3 eurų kainavo tą muziką paleisti. Sel, perlai, biškai brangoka. Galėtų būtų biškai pigiau. Ką padarys? Va, Druskininkų muziejus. Labai gražiai. Pasugrožėkit. Pradžia gulbė. Pagaila maisto neturi. Norėčiau kokį mistuką duot. Ateisi, nekasi? Matyt, kasi stipriai. Ne, kažkaip nekiši savo snapo. Rankytės. Oi, šok, dar negulbė. Antinus. Nu ir viskas, čia trumpą tripuką padariau, tam Merkinės ir Druskininkus. Kam nesunku, subscribe užmeskit, dalinkitės video. Kuo daugiau, to geriau, daugiau pamatys. Ir iki kitą kartą susitiksim. Kaip girdėjau, važiuos rytų į reisą, į Austriją.